Gerą dieną, ponios ir ponai. Šiandien jau kaip ir matėt po dešinę pusę ženklą. Tai vykstam į Jonavą, nersim pačiam mieste, trečiam Jonavos tvenkiny. Dar jisai yra vadinamas Gulbių tvenkiniu. Tai nuo seno ten žmonės maudosi. Tai manau tikrai per ilgą laiką kažkas kažką bus pametęs. O jeigu kažkas pametė, mes pabandysim surasti ir pakelti dienos šviesą. Tai kol kas tiek, o jeigu kas įdomaus dugne guli, tai būtinai ir su jumis pasidalinsiu. Neriam, ieškom, randam. Ponios ir ponai, va taip atrodo tas mūsų pliažiukas, nėra jis didelis. Kas guli pliažiuke, palikim tiems, kas vaikšto šiuo metu po pliažus, o mes pažiūrėsim, kas guli ant dugno. Tai va taip atrodo tas mūsų tvenkinukas. Trečias Jonavos dar vadinamas Gulbių, o Gulbių vadinamas todėl, kad peri gulbės čia. Jau taip jis atrodo iš viršaus, nėra didelis, bet manau, kad tikrai dugne kažką įdomaus turėtumėm aptiekti. O kol kas tiek, pažiūrėsim, kas guli po vandeniu. Tai ką, neriam. Sugalvojau tokį vieną dalyką, kad nuo šiol nerdamas arba eidamas lauke visada jums parodysiu pirmą signalą, kas ten bebūtų, geras, blogas radinys. Ir pirmą signalą nusprendžiau visada parodyti jums, pasidalinti ir su jumis, kas tai slepiasi po pirmo. Neriant ir įėjus į lauką signalų. Buvo geras signalas, bet iš pirmo karto aš nepataikiau su pinu į jį. Čepiau signalą, buvo toks ryškus signalas, negilus. Ir čia mes turim 1 eurą. Matosi, kad euras tikrai neseniai mestas, nes dar net neapsinešęs. Na ką, gera pradžia. Įimam. Žiūrim, kas toliau bus. Sekantis signalas. 78 buvo signalas, jeigu matėt ant kidelio. Čia jis irgi ne taip giliai buvo. Neužima daug laiko jį aptikti. O čia mes turim 10 centų. Jis iškrito dar. Vizualiai pamačiau plaukų gumytę gulinčią ant dugno. Dedam į krepšiuką. Tada pasižiūrim, kur mes čia esam, kad nebūtumėm kažkur krūmuose ar dar kažkur. Neriam atgal ir dar viena gumytė. Tiesiai ant dugno gulėjo. Net dar nespėjus užsikasti į smėlį. Tarp kitko, objektai labai greitai. Į smėlį užsikasa visi daiktai. Jeigu bangavimas didesnis, gylis mažesnis, tai labai greitai smėlis uždengia visus radinius ir vizualiai jau be detektoriaus nelabai jų ir aptiksi. O čia turim 20 centų, 20 eurų centų. Šitas jau pagulėjęs dugne, apsinešęs truputį. Ir dar įsižiūri. Įimam. Dar vienas signalas. Ir šį kartą toks įdomesnis radinys pas mus. Pažiūrim, kas čia išlys šį kartą. Nelabai eina apčiuopt. Kažkur čia jaučiu su pinu. Sunkoka aptikti to pino, tai būtų labai sudėtinga. Ir čia mes turim, ponios ir ponai, sovietinis 3 kapeikas. Keistas radinys, aišku, bet tais laikais irgi žmonės maudėsi ir sėkmiai turbūt mėtė monetas į vandenį. Turbūt iš ten jos čia ir užsilikę.
geras signalas buvo, 75-78 rodė, ekvinoksas švarus. Signalas, mažas objektas jautėsi, kad yra pagal signalą. Čia jis kažkur. Čia aš jį jaučiu. Vibruoja pinas. Ir turiu rankai. O čiagi yra, ponios ir ponai, sidabrinis žiedas. Labai gražus žiedelis su blizgančia akutė. 925 praba. Yra dar ir juvelyro įspaudas tenai. Tikrai superinis radinys, ne kasdien papuola. Įimam. Ką dedam į maišiuką ir bandom apčiuopt dar kažką. Iš tikrųjų signalų ne taip mažai, šiukšlyčių irgi yra, tai nemažai aš jų pririnkau. Ir čia visai netoli to žiedo buvo dar toks mažo objekto signalas, gan skambus. Dabar neatsimenu, koks buvo VDI, bet jeigu pagal tokį objektą, tai turėjo būti kažkur 60-70 tarp. O čia buvo pas mus 1 centas 91 metų. Dar ne taip jau seniai buvęs apyvartai, o dabar prikeltas antram gyvenimui iš Jonavos tvenkinio dugno. Čia dar signalas geras buvo. Kažkur čia yra jaučiasi, bet nepasiduoda taip lengvai. O čia mes turim blizgę. Kabliukai, tarp kitko, labai greit nurūdyja ir praktiškai, jeigu jau ilgiau guli blizgutė ar ten cukrė, jau būna be kabliukų, nes kabliukai labai greit išrūdyja. Turim dar 1 centą, 91 metų aliuminė. Nemažai monetų mėtosi ugne. Turbūt žmonės tikrai ant laimės monetas žėrė į vandenį. Taip, čia turim dar vieną blizgutę, tokią daugiau panašesnė į žieminę, bet pagal valo storį nežinau, ar žiemos storį gaudė, galimai. Didžiulis trišaikis ant galo. O čia dar vienas geras negilus signalas buvo. Ir pasižiūrim, ką čia mes šį kartą aptikam dugne. Netgi rankų ne visada greitai eina surast tą objektą. O šį kartą mes čia turim dar 1 centą, 91 metai. Iš aliuminio padarytas, bet iš tikrųjų nuostabaus dizaino pinigas lietuviškas, kuris cirkuliavo kažkada Lietuvoj iki euro įvedimų. Tai toliau šalia dar vienas signalas iš karto sekė, nemažai gerų signalų. Daug tyrinėti šitą tvenkinuko dugną, niekada nežinai, kas ten guli. Kaip jau matėte, jau sidabrinis žiedas buvo pakeltas. O dabar turim dar vieną egzempliorių buvusios valiutos, o tai yra 1 litas 2001 metų. Įimam. Ką, judam toliau. Dar vienas geras signalas. Pasižiūrėjom kartu, taigi čia šį kartą mes sugebėsim iškasti iš dugno, iš vietas. Maniau, kad kažkoks tai metalo gabaliukas, bet ten buvo gabaliukas priaugtas. O čia turim dar 20 centų, 20 euro centų. Matote, apaugęs truputį. Iš tikrųjų išimi iš vandens, jis dar blizga, išdžiūva ir labai greit oksiduojasi, apsineša visas paviršius. Čia dar vienas signalas ir turim dar vieną taip vadinamą aliuminkę. Čia yra
5 centai 91 metų. Judam toliau dugnu. Ieškam, kasgi papul sekantis po mūsų ryte, koks objektas. Čia dar vienas geras signalas buvo. Karts nuo karto pasižiūriu į laikrodį, kad nereikėtų kai kulkai iššauti į viršų, kai baigsis akumas. O čia turim, ponės ir ponai, 2 centus aliuminke 91 metų. Dominuoja centai šiandien Jonavos tvenkiny. Čia dar buvo vienas signalas. Kartais galima toks rankos mostą, jeigu negiliai yra. Atsargiai smėlį nuvyt. Ieškoma mūsų objekto. Čia mes turim raktą. Toks raktas iškrito nuo buto, kur sudėti pinigai. Atsidaro durys, o pinigų ten nėra. Na ką, nieko tokio. Žiūrim, kas toliau poryte. Šitas signalas buvo trupučiai giliau. Jaučiu jį su pinu, bet kol kas negaliu prie jo prieiti. Dar truputį pakasu ir kažkur va čia jaučiu, kad jis turėtų būti rankoje. O šį kartą mes čia turim 50 centų prieš eurą buvusios valiutos sąrašo. Gražus 50-tukas, iš tikrųjų nedažnai papuola, net ir laukuose, o ypač vandenį, tai superinis radinukas, užskaitau šitą. Įimam. Judam toliau, truputį augmenijos yra vietomis. Buvo dar vienas geras signalas. Jaučiasi, kur objektas yra mažas ir tikėtina pagal garsą ir signalą, kad ten bus geras objektas. Aišku, išskyrus pasitaiko ir kamšteliai arba nuo skarbonkių keli žuvėliai, bet ne šį kartą. Turim 20 centų 2000 metų, kurį irgi dedam į krepšelį. Čia nutariau rankos mostu pabandyti pašalinti smėlį nuo signalo. Ganėtinai greitai, tokiu būdu galima iškasti objektą ir pasižiūrėti, ką mesgi ten iškasim šį kartą. O šį kartą mes iškasim čia 2 centus 91 metų. Įimam, judam toliau ir neužilgo dar vienas signalas, labai panašus į prieš tai buvusių 2 centų signalą. Ir va čia jis jau pas mane rankai blizga. O čia dar viena moneta ir dar vienas 91 metų centukas, kurį taipogi dedam į krepšelį. Judam toliau. Pamaniau, kad vėl pinas užsivažiavo, neįsijungia, bet šį kartą viskas tvarkoja su pinu. Nesivažiuoja jisai šiandien, kas yra labai sveikintina, nes labai erzina. O čia matom dar viena moneta ir dar vienas centukas. Atrodo, turėtų pagal metus gulėti jau ilgokai, bet smėlį nelabai giliai užsikasęs. Na, įdomu, vieni objektai giliau būna, kiti būna arčiau paviršiaus. Tai labai įdomiai, ne visi vienodai jie užsikasa smėlį. Dėl kokių priežasčių, net nežinau, negaliu paaiškinti. O čia kažkas tai skamba rankoj, bet niekaip nesuprantu, kas čia, kur čia. Ogi tarp piršto pas mane va tokia va sidabrinė grandinėlė. Ponas ir ponai, iš Jonavos tvenkinio. Jau pajuodus, ne pirmi metai jį čia guli, bet va tokia 925 praba, abudu užsegimai sveiki, kaip žmogus
koks jie pametė. Tai tiek šiandien, patys matėt, ką čia pakėlėm, smagiai pasivaikščiojom po Jonavos tvenkinio dugną. Sveiki dar kartą, tai jau iš namų, tai matot, ką mums pavyko pakeltam Jonavos trečiam tvenkiniai, tai yra monetos nuo sovietinių iki eurų, nemaža krūvelė ir pagrindiniai dalykėliai, tai įdomiausi, tai yra toks va žiedelis gražus sidabrinis su blizgančia tokia kele ir grandinėlė sidabrinė su sveiku užsegimu, neįsivaizduoju, kaip žmogus ją galėjo pamest, bet matot, kažkaip sugebėjo. Tai va tiek tų radinių šiandieną. Linkiu visiems nei kamštelę porytę, likit sveiki ir jau sutiksim greitų metų kažkur laukuose arba kitam vandens telkiny. O kol kas